Išnykęs ir dingstantis paveldas Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios. Kairių evangelikų liuteronų bažnyčia. Kairių evangelikų liuteronų bažnyčia buvo pastatyta 1909 metais. 1944 metų pabaigoje sovietų kareiviai stipriai nusiaubė bažnyčią. Pokario metais kaimo teritorijoje įsikūrė tankų dalinys. Teritorija tapo uždara civiliams gyventojams. Maldos namų mūrai ir kaimo pastatai šaudymo pratybose tankistams tapo puikiu taikiniu, bažnytkaimis buvo visiškai sunaikintas. Po kurio laiko ant bažnyčios pamatų buvo pastatyta valgykla kareiviams. Išliko tik kunigų namas, kuriame įsikūrė šio karinio dalinio štabas. Šiuo metu minima teritorija priklauso Lietuvos kariuomenės Kairių kariniam poligonui. Karklės evangelikų liuteronų bažnyčia. 1904 metais įkurta Karklininkų parapija, 1910 metais pastatyta raudonų plytų mūro tinkuotais fasadais bažnyčia. Bažnyčia nukentėjo 1944 metais keičiantis frontams. Vietinių gyventojų teigimu buvo tik apgriautas bokštas ir išdaužyti langai. Bažnyčia kartu su klebonija ir ūkiniais pastatais nuniokojo ir palaipsniui po karo nugriovė Karklėje apsistojusio sovietinio karinio dalinio kareiviai. Natkiškių evangelikų liuteronų bažnyčia. 1903 m. rugsėjo 4 d. buvo pradėtos bažnyčios statybos. 1904 m. lapkričio 29 d. naujieji maldos namai jau buvo pašventinti. Antrojo pasaulinio karo metu 1944 metais Natkiškių maldos namus artilerija sunaikino. Po karo likę pamatai buvo visiškai sulyginti su žeme. Paleičių evangelikų liuteronų bažnyčia. Bažnyčia pradėta statyti 1905 m. gegužės 17 d., o pašventinta 1906 m. Liepos 1 d. Maldos namai buvo skirti įamžinti 1901 metais įvykusį 200 metų Prūsijos karalystės įkūrimo jubiliejų. Karo metu bažnyčia buvo nežymiai apgadinta. Sovietams okupavus kraštą joje buvo įrengtos arklidės. Maldos namai galutinai nugriauti 1957 metais. Plytos ir mediena panaudotos galvijų fermai statyti. Pašyšių evangelikų liuteronų bažnyčia. Pašyšių neogotikos stiliaus bažnyčia buvo pašventinta 1910 m. spalio 20 d. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčia visiškai nenukentėjo, tačiau vėliau sovietų valdžia apie 1964 metus ją atėmė. Bažnyčios pastatas buvo stipriai apgriautas ir jame įrengti kultūros namai, o klebonijoje mokykla. Bažnyčios pastate šiandien veikia maisto prekių parduotuvė. Piktupėnų evangelikų liuteronų bažnyčia. Bažnyčia buvo pastatyta 1744 metais. 1757 metais į Mažąją Lietuvą žygiavo Rusijos kariuomenė, kuri nusiaubė Piktupėnų apylinkes. Po šių įvykių bažnyčia ilgai remontuota. Klebonijos pastatas įėjo į istoriją kaip Prūsijos ir Rusijos valdovų susitikimo vieta, kurioje buvo sprendžiami Europos ateities klausimai. Čia apie mėnesį buvo apsistojusi Prūsijos karaliaus šeima, kuomet 1807 m. vasarą 2 savaitės truko derybos tarp Aleksandro I ir Napoleono, lėmusios Tilžės taikos sutarties pasirašymą. 1944 m. rudenį senoji Piktupėnų bažnyčia buvo apgriauta, o pokario metais visiškai sunaikinta. Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčia. Plaškių bažnyčios statybos darbai buvo baigti 1900 metais. Bažnyčia per Antrąjį pasaulinį karą beveik visiškai nenukentėjo, tačiau joje sovietinė valdžia įrengė pieno priėmimo punktą, o vėliau sandėlį. Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčia. Nėra tiksliai žinoma, kada buvo Priekulės bažnyčios statybos pradžia ir pabaiga. Istorikai statybos datas nurodo skirtingai. Hubarčas 1680-96, Juška 1688-97, o Botičelis teigė, jog ant vėtrungės buvo užrašyti 1613 arba 93 metai. Pastatymo data. Žinoma, jog 1885 metais bažnyčia buvo rekonstruota ir pristatytas bokštas. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje bažnyčia apdegė, o bokštas susprogdintas. 1954 metais likusi bažnyčios dalis visiškai nugriauta. Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčia buvo seniausia visame Klaipėdos krašte. Smalininkų evangelikų liuteronų bažnyčia.
Smalininkų bažnyčios statybos buvo pradėtos 1877 metais, o jau po metų buvo baigtos. 1944 metais sovietų armijos kareiviai užėmę Smalininkus apgadino bažnyčią. Vėliau valdžios įsakymų maldos namai buvo nugriauti. Plytos buvo panaudotos vietinių poreikiams kaip statybinė medžiaga. Viešvilės evangelikų liuteronų bažnyčia. 1737 metais statyta mūrinė bažnyčia po gaisro 1811 rekonstruota. 1895 metais prie bažnyčios išmūrytas aukštas bokštas. Bažnyčia iki šių dienų neišliko. Ji 1944 metų rudenį priartėjus frontui buvo sugriauta. Verdainės evangelikų liuteronų bažnyčia. Manoma, jog pirmoji medinė bažnytėlė Verdainėje galėjo būti pastatyta apie 1550 metus. Ankstyviausias išlikęs šaltinis, kuriame minima bažnyčia, yra 1566 metai. Verdainės smukliai skirtas privilegijos aktas. Tikėtina, jog antroji bažnyčia buvo pastatyta arba renovuota senoji 1588 metais. Verdainės evangelikų bažnyčios architektūra priskiriama vidutinio tipo bažnyčių modeliui, kuris buvo vystomas Mažosios Lietuvos ir Rytų Prūsijos teritorijoje. Giminingos yra Dovilų, Saugų, Vyžių, Kretingalės bažnyčios. Verdainėje stovėjusios bažnyčios viduje bei juose navo šonuose buvo galerija, o navos gale vargonų choras. Pagrindinėme vakarinėme fasade trikampio skydo viršutinėje dalyje buvo nedidelis mūro bokštelis, o kampuose lieknos fialos. Bažnyčia buvo pastatyta tuo laikotarpiu Mažojoje Lietuvoje vyravusiu neoromantiniu stiliumi XIX amžiaus 5., 6. ir 7 dešimtmečio pradžioje. Pagrindinio fasado viduryje virš 3 arkinių portalų įsiskyrė stambus langas rožė. Šoninės sienas skaidė 2 eilės arkinių suporuotų langų, viršutiniai dideli, apatiniai esantys po galeriją mažesni. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia nenukentėjo, tačiau 1950 metais vietinės valdžios įsakymu ji buvo uždaryta. Maldos namai buvo rekonstruoti, rytinėje pusėje pristatant katilinės ir vandentiekio, šiaurinėje gamybinės patalpas į linų fabriką, kuris 1961 metais sudegė. Po gaisro viršutinė sienų dalis su antraja langų eile buvo nugriauta, vėliau buvo nugriautos ir kitos bažnyčios sienos. Keletas buvusios bažnyčios sienos dalių buvo įkomponuotos statant naują audimo fabriko pastatą. Čia kažkada yra buvusi bažnyčia ir mokykla, ir kapinaitės, kad iš tos vietos gimė Šilutė. Tėvų tėvai čia į bažnyčią ir ženijos, ir vestuvės buvo, ir aš ėjau visą laiką čia į bažnyčią, aš žinau, kur aš sėdėjau, bet nebeiti įeiti. Nu čia buvo taip jau didelė ta bažnyčia. Kad tokia buvo, kada eidavo žmonės, kad kalbėjai po karą, kada uždarė tas bažnyčias, kai visas uždarinėdavo, pergyvendavo žmonės, tikrai tada buvo siaubo laikai. Mano tėvai priklausė, kaip sakant, žemės ūkyje, reiškia, šitie lankė Verdainių bažnyčią, ten jie buvo, reiškia, piliečiai. Ir tragiška yra tame tai, kad buvo griaunamos seniausios bažnyčios, vertingiausios bažnyčios, bandoma išnaikinti visą tą paveldą, kuris yra buvęs šiame krašte. Bet yra dar tokie likučiai likę, pamatų senųjų sumūrytų. Aišku, viršų žvelgiant, tai niekas nebeprimena bažnyčią ir niekas važiuodamas pro šalį net nepagalvoja, kad čia galėjusi būti bažnyčia. Bet tokie akiai žinančiam istorikui arba archeologui, jis pažvelgęs iš karto gali pasakyti, kad čia yra buvęs kažkoks senas, vertingas pastatas. Iš galo buvo durys, gražios durys. Visada čia eidavom į bažnyčią. Čia buvo takų, takai gražus, platus, takai. Viskas kitaip jau čia dabar tuo nebėra, kaip kad buvo. Nebeinat pažinti jau. Ne. Pagal pamatus galime matyti, kad bažnyčios pamatai yra buvę čia. Ir sienos yra ant bažnyčios pamatų statytos. Ir tas pagrindinis kontūras, kur yra, tai parodo bažnyčios tūrį, koks yra buvęs daugmaž. Matoma, kad čia tokios grynos, nestandartinės.
Mes tai sakom, kaip žydai turi Jeruzalėje raudų sieną, apraudą sugriautą šventyklą 70 metais, tai čia iš Šilutės evangelikos liuteronai, tai mes čia turim tokią raudų sieną, kur simbolizuoja tas išniekintas sugriautas bažnyčias. Buvau tada 7 metų, reiškia, 88 gimęs, 4 spalio 8 jau užėmė Rusas Šilutę. Kas yra skaudžiausia, kad yra buvusios kriptos. Palaidoti patys svarbiausi to krašto gyventojai, kūrė šį kraštą. Reformacijos laikais su bažnyčiomis pradėta statyti ir mokyklos, ir kunigai taip pat rūpindavosi ir švietimu. Ir nauji kunigai, kurie užbaigdavo Karaliaučiuje teologijos studijas, jeigu jie čia kažkur tai turėdavo tarnauti arba praktiką atlikti, pradėdavo toje parapijoje. Kai pasigilini į visą tą istoriją ir vietą, galima suprasti, kodėl mums tokia yra svarbi vieta. Mes suprantam, kad tos vietos, tų pastatų mes atsimti negalim, kad tai jau yra privatizuota, žmonės turi verslą kažkokį, kurie čia, bent jau pastatyti atminimo stendą. Mes galim kalbėti apie žydų sunaikinto paveldo išsaugojimą, to krašto evangelikų bažnyčios paveldo išsaugojimą, taip pat kalbėti apie katalikų bažnyčias, kurios buvo išniekintos ir pamažu visa tai yra atkuriama. Mes to galim džiaugtis. Deja, vis tie žmonės, kai pasižiūri savo sugriautą, sugadintą vaikystę ir jaunystę, jiems dažnai ir pritrūksta žodžių išreikšti tam jausmui, kaip jie jautėsi, ką galvojo apie tai, kad vis dėlto žmonės vis daugiau priima, kad tai yra mūsų visų istorija, paveldas, tai yra Lietuvos dalis ir ypatingai šiemet, kai švenčiama reformacijos 500 metų jubiliejus, yra kalbama, kad reformacija nemažai davė ir didžiai Lietuvai, ir visai lietuvių kultūrai, ne tik tai Vokietijai, ne tik tai Skandinavijos šalims, kur dauguma yra liuteronai, bet ir, tada toks paveldas. Mūsų tikslas yra, kad bažnyčia gyventų, o ne mažėtų. Thank you.